sudėtingiausia pasaulyje, kokios mintys po šio finalo? Buvo dviprasmiškos, nes tikrai dar jaučiu nuovargį nuo pusfinalio ir parengiamųjų, dar tai vėlai startuoti reikia, tai tikrai kažkaip išvargino, tai šiek tiek mėčiausi tarp kovojimo su savimi ir tokio šiek tiek gal nepasitikėjimo. Vakar minėjai, kad šitoje rungtyje esi labiau atsipalaidavus, tai turbūt pasikeitė šitas dalykas, kiek galiu girdėti. Vis tiek, ta prasme, nesvarbu, kokia rungtis, finalas duoda savo. Tai tikrai buvo tokių kaip susikaustimo, abejonių, tai... Kaip norėjosi išsidėlioti jėgas ir kaip tai pavyko įgyvendinti? Reikia žiūrėti, išsidėsime, bet pagal rezultatą tai tikrai gavosi šiek tiek blogiau. Bet džiaugiuosi 8 vietą. Ar nustebino Vokietės pergalė į plaukę pirmojo etapu? Mes su Jankša plaukiam jaunime, tai tikrai džiaugiuosi už šios pasiekimus. Tai visada visiems linkiu didžiausios sėkmės ir kas yra vertas, tas laimi. Rytoj laukia poilsio diena tavo varžybų programui. Ar turi kažkokią rutiną, ką tokiomis dienomis veiki, ar pagal jausmą tiesiog? Tai svarbiausia išsimiegoti, gerai pavalgyti ir aš tai stengiuosi medituoti, tai man tai labiausiai padeda, nes galima sakyti, ištuštinu galvą ir padeda pabėgti nuo tų visokių blogų minčių. Tai tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti nuo minčių ir būti čia ir dabar. Kokios ambicijos yra tam 200 metrų nuotolį? Tai dar toli iki jo, negalvoju per daug toli. Tai matysim tą dieną, koks bus nusiteikimas. O meditaciją dar galėtum praplėsti, kiek tankiai ją darai ir kaip ilgai? Šiaip kasdieną tai nedarau, jau darau tik tada, kai jaučiu poreikį, dažniausiai šiek tiek prieš varžybas, per varžybas. Tai tiesiog tokia labiau kvėpavimo meditacija. Ar nesinorėjo plaukti mišrioje estafetėje? Užtenka ir taip mano asmeninių startų, pusfinalio finalų, tai tikrai manau pakanka ir gal ateityje kažkada. Palaikymo buvo tikrai arenoj tiek vienoj, tiek kitoj pusėje, nežinau, gal sulaukia socialiniuose tinkluose ar kaip tik stengiasi atsiriboti nuo šitų dalykų? Aš matau visas žinutės, bet visada stengiuosi atrašyti tik tais po varžybų, kad nesiblaškyt, nes tikrai turėjusi su patirčių, kur labai išblaško, blogai nuteikia, tai išmoko atsiriboti.